Labas vakaras. Pirmiausia, visus mūsų žiūrovus su Valstybės diena. Šiandien mes turim šansą kalbėtis Baltijos televizijos studijoje su kadenciją baigusiu prezidentu Valdu Adamkumi. Labas vakaras, prezidente. Labas vakaras. Kalbėsimės apie valstybės vystymąsi 21 amžiuje Lietuva, kokiagi mūsų šalis, kokie iššūkiai svarbiausi ir prezidente. Kokia jums šiandien nuotaika Valstybės dieną? Daugiau optimizmo, daugiau galbūt tokio apmaudo kartelės. Kaip jūs jaučiatės? Aš manau, kad aš turėčiau pasakyti, kad man yra vis tiek ta diena daugiau pasididžiavimo. Pasididžiavimo diena, kadangi galiu, kaip ten bebūtų, su visom gerom, blogom žiniom, bet žvelgdamas į istoriją ir galvodamas, kad esu vis tik tai dalis tos valstybės, kurią istorija, kaip sakant, nepasigailėjo jai gražių, žinoma, ir skaudžių valandų. Ir esu dalis to. Ir šiandieną matydamas vėl įgaunant daugiau įtakos ir Europos gyvenime, ir pasaulyje, ir matant, nors ir sunkiai, bet vis tiek žengiančiai ir bandančią, sakant, įsitvirtinti ir būti priimtai tarptautinės bendruomenės, man ta Valstybės diena turi ypatingą reikšmę. Ir kaip ten bebūtų, didžiuojuosi aš ją, kad aš galiu būti tos valstybės pilietis. Prezidente, dažnai mes vis tiek kalbant apie realybę, žmonės tapatina valdžią, valstybę, dažnai maišo šias savokas ir, tikrai šiandien yra gana aukštas nepasitikėjimas valdžia ir tas perauga į nepasitikėjimą valstybę. Tas apmaudas, jis turi pagrindo žmonių, kaip jūs tas nuotaikas priimat? Aišku, yra skaudus laikotarpis, jau taip atvirai kalbant, labai ko džiaugtis negalima. Ir pilnai suprantama, kad žmonės reiškia savo nepasitenkinimą, ieško kaltininkų, kurie, kaip sakant, būtų atsakomingi už jų kasdienį gyvenimą. Kiekvienas, aišku, žiūri šviesesnių, žiūri prošvaisčių mūsų gyvenime. Deja, turbūt nežinau, nesinori kalbėti apie, kaip sakant, tokią tamsąją pusę, kodėl įkilo, kodėl mes nepasitaisom, kodėl mes negalim užsimerkti arba apsisukti ir pamiršti, reiškia, tą netolimą praeitį ir pradėti eiti, reiškia, šviesesnių kelių. Bet jūs turite atsakymą, mes toj košiai murdome štai 20 metų, kame čia šaknys? Čia šaknys sovietiniai praeitį. Apskritai daugelis ir istorikų sako, valdžios santykius su visuomenė toks gan šaltas, gan svetimas ir tas atotrūkis valdžios ir piliečių gan didelis. Kame čia šaknis visų? Aš manau, kad atotrūkį tai labai galima aiškiai, kaip sakant, į tą klausimą atsakyti. Kadangi tie kai kurie veiksmai, kurie šiandieną matomi, reiškia, mūsų santvarkos kelyje, reiškia, Seimo sprendimuose, kai kur ypatingai daug pareigūnų padarytų sprendimų, kuriais nėra ko didžiuotis ir pakerta pasitikėjimą. Ypatingai, toks, sakyčiau, toks pagrindinis požiūris yra tai, kad mes kažkaip tai dar neprisimėm to, kad mes turim gerbti žmogus. Žmogus žmogų. Jam, kaip sakant, nuoširdumu atkreipti dėmesį į jį, kada jam yra blogai, kada jis turi savo problemų, bet nebūti formalistais. Valdžia turėtų labiau atsižvelgti į žmogų. Teisingai, reiškia. Įstatymas pasakė tą, pasiimk ir eik ir ieškok ten, reiškia, savo teisybės, kur nori. Štai, kur yra gilioji priežastis nepasitikėjimo. Ir, sakyčiau, net nepasitenkinimo savo valstybe. Štai yra mūsų nelaimė ir tol, kol mes savyje nerasime jėgos ir žmogiškumo savo artimui, aš manau, kad mes tą sunkia lygą sirgsime dar ne vienus metus. Nes tie socialiniai klausimai kažkaip žmonėm patys jautriausi šiandien, kiek mes matom ir įtampų dažniausiai tas neteisingumas kelia. Leonidas Donskis neseniai pasakė, kad mes stokojam labiausiai moralinės lyderystės. Prezidente, sutiktumėt su tuo? Žinot, turbūt man bent jis nieko nepasakė, nes aš turbūt kartojau tą 10 metų ir niekas manęs neišgirdo. Bet vis dėlto, yra tame esmė, kad moralinės lyderystės mums labai trūksta ir kaip jūs suprantate? Bet matot, reiškia, moralinės lyderystės, kaip sakant, galima ją, kaip sakant, parodyti, įgyvendinti, jeigu tu turi tas vertybės moralinės. Bet jeigu tų moralinių vertybių trūksta mūsų kasdieniniam gyvenime, jeigu tai nėra dalis mūsų kiekvieno iš mūsų,
tai tu gali stengtis, verstis per galvą. Jeigu ir turėdamas moralinį lyderį, jeigu pats jo nepersijimi ir neturi savyje tų pačių savybių ir požiūrių ir vertinimo to paties, kaip aš vadinu, neturi vertybės skalės, tai čia bus tuščios kalbos. Negali įkvėpti nieko kito sek tavim, jeigu pats tuo nesivadovauji. Štai reiškia, kur yra turbūt pagrindinė mūsų problema. Bet kodėl šiandien. štai iškyla lyderiai ir žiūrėkit, iš karto kažkokie karai vidiniai, tokie mes lietuviai visą laiką norim priešo turėti kariaut, gal net nuo Mindaugo laikų. Prezidente, jums neapmaudu, kad iš tikrųjų, na, ir ta viešoja erdvė tokia, visų karas prieš visus, visų karas su visais. Tai jūs man per mažai pasakėte apmaudu, man yra skaudu. Kadangi netikiu to, mano vertybių skalė yra skirtinga, mačiau, kaip jinai veikia už Lietuvos ribų. Kitose bendruomenėse nėra idealo, kad tam visur kitur yra idealu ir puiku ir be priekaišto. Tačiau skirtumas yra to, ko mes gyvename šiandieną, arba tam tikra visuomenės dalis ir pažvelgus kitur, dėja, mums dar ko gero trūks dešimtmečio. Jūs manot, na, pasiekti tokias valstybės mes tikrai siekiam Danijos gyvenimo kokybės ar vakarų visuomenių. Taip, kas tą labiausiai stabdo? Yra gražių dalykų. Svarbiausiai, kad, kaip sakant, tie gražus dalykai, mes stengiamės juos kažkaip tai neiškelti, apie juos nekalbėti. O padarykim ką nors blogo, arba kas nors įvyksta ir matom aišku nusikaltimą, ar vienokią ar prasme, ar tai moralinį, ar net kriminalinį nusikaltimą ir panašiai. 5 dienos be sustojimo kartojama. Ir štai tokioje aplinkoje. Kalbama apie, daleiskim, šiandieną apie migraciją. Taip, yra nuostolis mums. Nors aš kartais galvoju, kad, tragedijos iš to nereiktų daryti, nes emigracija visais laikais, nuo 900, kaip sakant, nuo 905 metų, kiek liečia emigracija, tas vyko palaipsniui vienam lygiai ar kitame. Žiūrėkim, kad tą migraciją gero padaro. Tačiau bet kodėl įvyksta šiandieną? Šiandien todėl, kad ne todėl, kad kartais sunkiau čia truks gyventi, kad ir dabar, šiuo metu sunkmetis ir panašiai, bet kad, žmonės, kurie imigruoja, nenori gyventi aplinkoje, tokioje, kurią jį mato, Jie jaučiasi nejaukiai, gyvendami Lietuvoje. Taip, jie ieškos ne vien tik tai materialinio gerbėjo, kad ten ekstra dolerį ar svarą ar markę gauti. Ten, aš nemanau, kad ten ir skanesnis duonos kąsnelį jie randa. Mes to pakankamai turime ir Lietuvoje. Štai kur yra pagrindinė mūsų vertybės, mūsų gyvenimo gerbuvis, mūsų lygis mūsų gyvenimo. Ta aplinka jos praktiškai stumia lauk iš Lietuvos. Nors dar kartą kartoju, mes Lietuvoje turime pavienių iškilių dalykų, kuriais galime didžiuotis ir prieš, kaip saka, ne tik savo tarpę, bet ir už Lietuvos ribų Europoje, o gal net ir pasaulyje. Bet kas čia atsitiko? Vis dėlto, jeigu jūs ir sakot, kad emigracija ne vien tik tai ekonominės priežastis motyvuoja, kas, vis tiek žmonės nori natūraliai geriau gyventi, uždirbti, bet tas, jaukumo jausmas, socialinio komforto Lietuvoje ir perspektyvos auginti savo vaikus, būti reikalingam šitoj šaly, kažką atiduoti jai, kažką iš jos gauti, vis dėlto tas kažkaip tai nutrūkė yra. Jūs pats buvęs prezidentė emigrantas ir jūs galite palyginti tą savo emigracijos bangą, tokią bangą, kuri ir Amerikoje produkavo tam tikrą intelektualinį produktą, kūrė lietuvybę, puoselė ir dabartinė emigrantai. Matot, yra du labai pagrindiniai skirtumai tarp emigracijų. Mano tėvų ir mano emigracija buvo grinai politinė. Mes turėjom vieną tikslą, vieną idealą. Laisvą žmogų, laisvą nepriklausomą savo valstybę. Ir mes to gyvename, mums, materialinis dalykas absoliučiai nevaidino jokio vaidmens. Mes kartais, žinoma, čia yra galbūt per daug pasakyta, mes kėlėmės su Lietuva iš ryto, mes eidom miegot su Lietuva iš ryto mintise. Štai buvo ta varomoji jėga. Štai kodėl atsirado šeštadieninės mokyklos. Vaikus, varėm šeštadienį, sekmadienį lietuviškas mokyklas ir tie, sakydavo, kodėl jūs mus baudžiat, kodėl mus verčiat mus lietuviškai kalbėti. Bet šitas klausimas, kaip sakant, ir buvo turbūt ta motyvuojanti jėga. Lietuva mums buvo tikslas.
O dabartinė banga? Šiandieną nėra, reiškia, aš būsiu galbūt, reiškia, aš atsiprašau visos emigracijos, kuri dabar yra tenai, ten yra puikių, gabių, žavingų žmonių yra, bet, reiškia, motyvacija yra ne kas kitas. Materialinė. Materialinis gerbomis ir iš to, ką aš girdžiu ir matau nuvažiuodamas panašiai, dėja, reiškia, tai patvirtina. Prezidente, jūs taip pat esat prisidėjęs, 10 metų dirbot prezidentu prie šito šalies vystymos. Jūs manot, šita šalis turi perspektyvą? Jūs matot, Lietuva turi perspektyvą? Ar vis dėlto mes čia dar murdysimės ir toje ekonominiai, socialiniai tokioj tikroviai, politiniuose karuose dar ilgai? Ne, perspektyva yra, aš jokių abejonių, reiškia, aš nenoriu būti negatyvus arba bent sakant, šiandieną besiklausantiems pagalvoju, kad čia yra pesimistas atsisėdęs ir viską mato blogai. Ne. Esam talentinga šalis, turim daug šviesių, gabių, protingų, žavių žmonių. Kad turim problemų, taip, bet aš šventai tikiu, kad tie talentai, ypatingai jaunieji, kurie šiandieną auga ir jau jos matome, tikrai pakeis Lietuvos veidą. Tarp kitko, kaip ten bebūtų, net ir per tos 10 metų, aš tikrai turiu ko didžiuotis, kadangi Lietuva, bent tarptautiniai bendruomeniai, yra lygiateisė. Lietuva suvaidino ne tik, kad savo įstojimą ir pripažinimo įgavimą tarptautinės bendruomenės narių, bet Lietuva vaidino jau tam tikrose erdvėse net ir svarbę tarptautinę rolę. Tai yra pripažinta tarptautiniai, aš to didžiuojos. Ir manau, kad reikia dėti visas pastangas, kad mes ir išliktume ir net ir toliau pažengtume tai, kas yra pasiekta. Tarptautinė politika, tarptautinis pripažinimas, mūsų dabar yra ir su Lenkija problemų, ir Rusija, Baltarusija, komplikuoti santykiai, prezidente, jūsų požiūrį. Čia yra atskira tema, aš manau, kad mes galėtume valandą prakalbėti, bet aš nenoriu, eiti į mūsų dabartinės užsienio politikos analizę. Galbūt pakalbėsime apie tai kitą kartą. Bet, prezidente, vis dėlto ta praeitis, mums visą laiką ir daug politikų energijos išvaistom su praeitim reikaluose, santykiuose. Suomijos prezidentė Tarja Halonen neseniai viešėjo Vilniuje, jinai taip kukliai pasakė, prisiminti istoriją yra gerai, tačiau likti istorijoje tai nenormalu. Reikia žvelgti ateitį, mes negalim pabėgti nuo istorijos, tačiau galime kurti ateitį. Tokie atrodo paprasti žodžiai, bet... Ja, bet aš pilnai su ją sutinku, kai dabar pasakė, ir aš su ją ne vieną valandą esu pradiskutavęs tuo klausimu. Mūsų požiūris, truputį skiriasi dėl žiūrėjimo į ateitį. Aš jai visą laiką tvirtinau, kad į ateitį reikia eiti, žiūrėti kūrybingai, tačiau negalima, paneigti, padarinių ir iš tų buvusių, padarinių santykių, prisiminus neįsileisti į naujas problemas. Aš priminiau ir Suomijos karą ir visą kitą. Šiuo atžvilgiu mano ir jos pozicija truputį skiriasi. Jei, sakant, Suomijos karas neegzistuoja. Ir jinai yra realistė to klausimo, Mums reikia gyventi su Rusija. Ir mes to turim neužmiršti, ir jeigu reikia, mes turim pamiršti savo interesus ir, kaip sakant, taikytis prie to, kas reikalauja ateičiai. Čia mano, kaip sakant, pažiūrė skiriasi su ją, į tą puikiai žino, mes labai nuoširdžiai ir labai, taip sakyčiau, švelniai tą klausimą spręsdavom mūsų tokį nesutarimą, kadangi aš pasakiau, kad reikia eiti į ateitį, bet reikia turėti vertybes ir principus, nuo kurių pagrindinai yra tam tikra riba ir užsienio politikoje, kurios tauta, save gerbanti tauta, turinti savo vertybes, turinti savo istoriją, negali peržengti tos ribos. O diplomatija yra dialogas, vienas kito pagarba ir suprantant vieni kitų interesus ir rasti bendrą, išeitį, bet nesusipriešinti. Ir daleiskim šiandieną Lenkijos, įvykęs dabartinis vizitas, kuris po 10 metų, aš sakyčiau, Lietuvos santykiai buvo pasiekę auksinio amžiaus laikotarpį ir aš su prezidentu Kvasnievskiu prieš porą dienų apie tai kalbėjomės ir džiaugiamės. Ir staiga, sudužtam viskam, to negalima toleruoti. Ir su ponu Sikorskiu ir Kvasnievskiu mes apie tą reikalą kalbėjome ir galų gale, paskutinis, eilutė buvo ta.
turim kalbėtis, turi būti dialogas, turim išspręsti klausimą. Kaip čia su Lenkais, prezidente? Susitvarkysim, santykiai stabilizuosis po rinkimų, nes čia daug tokių... Turim kalbėtis ramiai, tvarkingai ir Sikorskis iš mūsų tą girdėjo. Mes po trumpos reklamos grįšime į karštą vakarą. Valstybės dieną kalbame su prezidentu Valdu Adamkum. Likit su Baltijos televizija.